A ne? Jo. Ar daug žiūrovų? Ne. Kokie 8? Nu, gal 12. Supratau. O šiaip trasa viskas... Jo, trasa viskas gerai, nu, greita, slidi, viskas tvarkoj. Čia, kaip sakyt, mažiau greičio negu pirmam, antram? Aš manau, kad gal, žinok, labai panašiai, galbūt net vietom ir daugiau iš tikrųjų buvo. Irgi yra tokių stabdymų, kaip kažkas sakė, nuo 180 iki 30? Gal 180 nebuvo, bet kokį 160 tai gal ir važiavau. Ir tada iki beveik pirmo bėgio? Nu, pirmo ne, bet antro. Nu gerai, sėkmės. Hello, how are you? Good. Good, very fast? Very slippery. Very slippery. Yeah, very slippery. I already started to do like gymkhana, you know, like just like throwing around proper. Okay, good. Thanks. Latvijai skundėsi, kad labai slidu. Latviai. Nu, va šitie su impreza, kur priekį. Jie matė, kas yra slidu. Ne, iš tikrųjų tai slidu. Iš tikrųjų slidu apgaulingų tokių vietų yra, ypač važiuojant priekyje prie šikanus, stabdymo zonas, atleiskite, kur yra ypač asfaltas, tai dabar vienaip visiems sekantiem važiuojant jau bus užmesta akmenukų. Bet šiaip tai labai smagu, labai greita. Nu, labai greita. Kitiem dar greičiau. Pirmas, antras. Prašau? Negu pirmas, antras greitesnis, kaip sakyti? Nu, man atrodo, kad dar greitesnis. Gal mano akis dabar jau kitaip žiūri, bet man atrodo, kad dar greitesnis. Nu, tai gerai, gaudykit gazą. Ačiū. Ignai, trumpo komentaro labai norėtųsi. Taip, klausau jūsų. Ar labai slidu, ar normaliai slidu? Labai šitai mašinėlį sunkus kelias, švarnu, daug palaido žvyro, temperatūros visos, tepalas 107, vanduo 105, tai nežinau, kaip čia bus toliau viskas naudota. Važiuojat aušintis dabar jau, ne? Važiuojam aušintis, biškį čia reikėjo atleisti, bet šiaip viskas gerai. Kaip Viduklės Koldūnai, pietum gavot ar? Dabar nevalgiam, kad būtumėm lengvesni šiek tiek, tai vėliau vakare. Lėkėt kiek eina? Smagiai, labai smagu. Bet tai toks truputį pagal čiuožinėjimą kaip žieminis ralis gal? Visi sako slidu? Ne kaip žieminis, žiemą kaip tik sukibimo gal daugiau, bet čia labiau riem galima, tai didelės greičiais, tai jo, smagu. Gerai, tvarkoju, sėkmės. Dulkės. Aš jau galvojau, avarinį čia įsijungiau, kažkur lėksi dabar ar kažkas. Agniai norėjau padėkoti, nesumušėm žaibais. O visa kita be žaibų, viskas mašinų nežaibuoja, viskas Šiek tiek nerimavau prieš šitą greičio ruožą, bet buvo labai smagu. Dar geriau negu tie du. Čia ne tu pirmas, kuris sako, kad labai smagu. Tai čia Žiauriai geras. pasiilgiai visi tokių greitų atkarpų. Ar greitų yra? Oi, tai čia Visaginas, tai jie visada tokie greičio ruožai. Galvojau, kad sukibimo nebus. Iš pradžių gal taip ir buvo, bet antroji daly greičio ruožo kažkaip nebuvo didelio diskomforto. Kiek sekundžių įsivaizduoja, kad galima bus numesti antrų bandymų? Nemažai žinau, nemažai tikrai. Ant ketvirtų greitų tai ten gripas padėtų tikrai. Nu tai gerai, lauksim antrą kartą. Atsiputinėsit? Jo, karšta žiauriai mašinai. Ten pas kažkas sakė 110, 115, kažkaip viskas užkaitė. Pas mane tepalas 125 buvo. Na, bet aišku ir važiavam. Ką? Visais gazais jų kiek eina ar... Važiuojam, tai ką daryt, reikia važiuoti. Atvažiavam į ralį. Pirmas kartas, tai pasisaugot gal biškiukai už tam ruožą? Ką žinau, pirmas kartas taip aukštoj pozicijai važiuojant, tai ką žinau. Gal daugiau bijau, nei iš tikrųjų yra. Viskas čia normaliai, reikia važiuoti. Tvarkoju, sėkmės. Nu, kaip jūsų čiuožiklėlė, viskas greitai, viskas gerai. Jo, tik tai tų žirnelių galėjo biškį pasijot mažiau. Šiaip viskas gerai. Nu, Latvis, kuris pirmas važiavo, tai labai skundėsi, kad sakė, nu taip slidu, kad nedaug dievė. Jo, iš tikrųjų tai labai. Jau kaip šveiks, kada atitrūksta, tai jau tada kabina pilna rankų. Nu, bet tai čia dėl to ir atvažiavo, kad kaip sakyt, prisigaudytumėt emocijų. Tai, Bet šiaip pagal rezultatą viskas be kliurkų. kol kas jo. Tvarkoju, sėkmės. Jeigu pasakyčiau, kad ratas nuleistas, patikėtumėt ar ne? Nesąmonė. Nesam, teisingai. Kad aš žinau, nieko nesakė, kad ne į kairę, į dešinę nemėto, viskas gerai. Ne, nesakė, viskas puikiai. O Šiaip tai labai smagus. Pagal ką pajuntat, kad pavyzdžiui... Nu tai pradeda kur nors traukti, kažkas darytis, mašina tokia ne visai prognozuojama. O čia dabar nors ir slidu, bet puikiai kažkaip susivažiavo. Bet dėl slidumo čia praktiškai visi tą patį akcentuoja. Tai, nu tai normalu, kai pradžioj, nu visiems pirmiem antrų kartų bus daug geriau. Bet visiems pirmiem ar pirmiem kokiam 10? Na, 10-15 gal. Per greit varėt iš pat ryto. Na, atsiprašom. Gerai, nereikia atsiprašyti. Tvarkoju, sėkmės. Man tai jau tai trupučiuką dabar galvoju, startavot 5, dabar 9, tai... Nauji laikrodžiai ir pirmam greičio ruože fall startą padariau. Man kažkaip... prisidirbai sekundžių, ne? Patys, jo, prisidirbai. Bet tai čia dabar viskas dar pasitaisoma? Manau jo, dabar biškai gal per daug driftinau. Per daug greitai ir per daug atsargiai? Ne, per daug slydimo šonu, bet nežinau, dar rezultatų pažiūrėsim paskui. Tai antrų bandymų vis tiek numesti 20 sekundžių? Nemanau. Na gerai, 15. Nu kaip pas jūs reikaliukai?
Gerai, šiltas, smagu, važiuojam. 105 viduje, ne? Jo, viduje čia. Tepalas va 130. Tai čia, žinok, tepalai pas jūsų kažkaip tai kaista. Pirmai 107 buvo. Slidoka ar taip prognozuojami, kontroliuojamai? Prognozuojam. Antrų Biškį nuo bandymų. asfalto peršokiant žvyro, kol susigaudai, bet gerai. Bet, kaip sakyti, antra vertus toks geros pamokas, geras. Patirtis, viskas gerai, atsiminti praeitą vasarą. Martynai, tai jeigu čia matematika vėlgi nemeluoja, tai jūs iš 29 į 11, tai čia per 18 laiptelių, tai pirmoji pusė dabar dar per 18, žiūrėk, ir ant podimo absoliutus būsit. Nu, neblogai. Šitas smagesnis buvo. Toks labiau susuktas, man labiau tinkamas. Ne ten, kur jau maksimalus gazas ir tiesiosios. Nu, taip. Bet čia irgi greičio, kaip sakyt, kur dešinė koja iki galo atsirėmė buvo. Per akis. Tvarkoj, sėkmės. Nu, baras pilnas vis dar, viskas gerai. Viskas gerai. Nieks nebyra, nieks nebėga. Kiek tepalas? Pasisušė virš 130 praktiškai, sakė, už Pas mūsų nerodo, tai mums galvoju. širdies neskauda. Nu. O gerai. Važiuojam su 3 stabdžiais, Jau galinį dabar atjungiam, galinis trūka, disksų net. Priekinį draugas Tadas Gumbrevičius su Mitsubišiu paskolino suportą, nes nebegalėjo važiuoti, tai susitvarkėm, apsitvarkėm. Tai Mitsubishi suportas su Barkiai tinka? Tai ką, daug kas tik nuo Mitsubishio. Ir Mitsubišiui nuo Subarika daug kas tinka, ir nuo Mitsubishio Tai Subarika. gerai, neieškokit tų detalių, važiuokit sėkmingai. Ačiū. Jūs tai labai trumpai tave pakalbint, kaip dabar jau viskas normai nuo pat ryto, ne? Nu, jo, viskas norma. Dabar vėl nauja patirtis, šitas ruožas labai nenuvalytas, slidus. Tai jisai jau bijo, kad mašina išslys. Tai per anksti važiuoja į posūkį, nesigauna trajektorija. Nežinau, reiks paaiškinti, kad viskas ten gerai iš tikrųjų. Nu, po truputį renkasi, po truputį experience. Antram kartui jau, ko gero, nu, ir po tavo komentarų šiaip jau drąsiau turėtų būti, ne? Nu, jeigu klausys, jeigu patikės, jeigu aš jam sugebėsiu įtikinti, kad taip yra, kaip sakau, tada pagerės, manau. Nu, turėtų pagerėti. Sėkmės. Nu, ką, broliai šaunuoliai, norėtumėt atsisekt nusirengti iki pusės, ne? Jo, jau karšta dabar, antrą dienos pusė. O tai palauk, kondiškė pas jūs čia visai, ne? Ant galės eina viskas. Supratau. Kaip sekėsi šiaip jau viskas? Atrodo visai neblogai, o dar nežiūrėjom rezultatų. Pažiūrėsim, tada sužinosim, ar čia gerai ar blogai. Mašina gaudom ar labai slidinėjim? Ne, šiaip stabiliai važiuojas, tai sakyčiau visai gerai. Tvarkoj, sėkmės. Tada jūs kažkaip lėkdavot ir pralėkdavot, kaip dabar įspūdžiai pasakokit. Gerai įspūdžiai. Pirmas kartas labai visada gerai. Antruoju bandymu šitą trasą, kaip įsivaizduojat, kiek sekundžių greičiau galėsit važiuoti? Nežinau, su savim kariaut nenori. Pirmiausia, ne? Su sekundėm paskui. Gerai, tvarkoj. Nu, pas jūs irgi viskas liktai gerai. Jo, vėl antras prabudimas po rytą. Tu prasme, kažkur apsidaužėt, Ne, viskas gerai. Tik šiaip pataušti. Bet tai pirmi, pavyzdžiui, skundėsi, kad labai slidu. Jau dabar vis tiek 10 mašinų pravažiavo, jau sukibimas geresnis? Jo. Toks, kaip sakyti, Yra vietų slidesnė, bet šiaip viskas normaliai. Antruoju bandymu numesit kažkiek sekundžių? Reikia seniai bandyti. Sėkmės. Ačiū. Kol perbėgsi gretimą sėdynę, tai trumpai papasako, kaip sekėsi. Nu, šitą važiavimą sunkiau, taip, ant kai kurių vietų per anksti atsileidau, bandysim ištaisyti tas klaidas ir pagerinti laiką. Ar truputį, kaip sakyti, iš baimės, ar galvoju, kad per nelik slidu, nes vis tiek to, ko gero, sukibimo trūksta kažkiek čia, kiek sugirdėjom iš kolegų. Nu, truputį gal slidoka, sakyčiau. Bet antrų bandymų viskas bus okei. Bandysim, jo. Tvarkoj, sėkmės. Nu, mes kiekvieną kartą vis vyki ir vis kaip sekasi, klausimas labai banalus. Šiaip lyg ir buvo neblogai, bet kažkoks smūgis ir po to galvojau, kad prakirtam galinį ratą. Tai pabaiga taip atsargiau ir labai dulkių čia miške gavom. Tai toks, kur, nežinau, 5 sekundės gal. Kas minutė važiavimas dabar biški dulkių daugiau, ne? Jo, daugiau. Nu, čia visur laukuose buvo gerai, bet miške įlindam tada stovėjo. Tai va, žiūrėsim. Šiaip labai greita ar normaliai greita? Greita, bet dar ne visiškai be proto. Gerai. Tvarkoj, sėkmės. Labas, tai Lukai, jeigu matematiškai, ko gero, praktiškai per 10 laiptelių palipėjote, ne, nuo starto pozicijos, taip grubiai. Kažkur jo, per 10. Tai dar antroji pusė dar plus 10 ir top 10-ukas. Nu ne, dabar nematėm tiek pakeliai sustojus. Tai čia galima sakyti ir dėl to, niekam nelinkim to, bet nu vis tiek pasiėmė tas skaldą savo. Dabar sukibimo užteko, nes pirmi, kas važiavo, tai sakė labai slidu. Sliduoka, bet mes kai dažnai važiuojam tik tai priekiu, tai mums smagu, kaip biški galą užmeta. Tokį BMW biški vairavimą.
Tai jo, smagu, labai geras. Keisit profilį BMW? O gal į 4? Nu, irgi variantas. Tai turit laiko pagalvoti dar iki vakaro. Sėkmės. Labą dieną, kaip Greta laikosi? Na, su šypsena, puikiai. Na, gerai, kaip sportiniai įspūdžiai? Super, negaliu dar atsigauti nuo įspūdžių. Viskas gerai, adrenalino iki kaip sakyt, šalmo viršaus? Ne, adrenalino to gal daug nėra, smagu tiesiog labai, nu, vienu žodžiu, džiaugsmo daug, gal labiau negu adrenalino. Kol kas be klaidų, be problemų? Be klaidų, tai gal tempas nėra pats greičiausias dar, tai šiaip iš tikrųjų netestuota net mašina šitą dar po viso surinkimo, tai dabar biškį... Po biškiuką reikia susikalibruoti su automobiliu ir su stenogramom, vis tiek antras ralis tik tai gyvenime, tai čia nieko tokio viskas gerai reikia. Sėkmės. Labą dieną. Sveiki. Vis geriau ir geriau jaučiatės? Taip, geriau ir geriau. Vis greičiau ir greičiau, ar jau Taip, kai nuo rudens nevažiuota, tai... Su kiekvienu kilometru, ne? Taip, greičiau ir greičiau. Ir smagiau. Antrų kartų, kai šitą ruožą važiuosit, kiek sekundžių realu numest? Ar viską tobulai padarėt? Oi, ne, nu, galima. Kokią 10 tikimės nuo savęs. Tikrai, ne? Nu gerai, tvarkoji. Langai atviri, gryną orą gaudate, ne? Bandom. Karšta pasidarė biškė. Kilometrų daug ar greičio daug? Greičio daug. Kitą kartą biškį darysim galingesnę mašiną. O čia taip lengvai paėmė ir pasidarai. Biškį galingesnė. Kažką galvosim. Čia pagal šito, kaip sakai, šitų dviejų rytinių ir popietinių specifiką gale svarbu? Svarbu, čia biškį kitaip. Aštresni posūkiai realiai. Tai, sakau, aštresni posūkiai šitam, tai biškį greitis kitoks yra. Ten daugiau tų tiesiųjų, tai ten pritrūko greičio šičia. Taip, žiūrėsim bendroji rikiuotė. Bet kuriuo atveju, sėkmės. Būtų balandžio 1 pasakytume, kad ratas nuleistas galinis, bet nieko nesakysim. Ne, nieko nesakykit. Vis gerai. Viskas gerai. Vis fainiai. Gal biškį žiūrovų, man atrodo, mažai. Spėjot pamatyti, kad nelabai daug, ne? Nu, lėtai važiavom. Mes čia girdėjom. Ilsėjomės. Antru, kad bandymų būtų 20 sekundžių, ne? Pagerintumėt? 17. Prieitam dobę pagerinom 17. Šį kartą irgi tikėsimės. Čia dar puskilometrų daugiau, tai jau. Jo. Nu gerai, sėkmės. Ačiū. Silvija tai visai išsišiepus kaip visada, Jonui pas tave kaip... Nu, kažkaip sunkiai važiavosi dabar daug. Tu ką pietų valgy, kad jau dabar sunkiai? Kaip? Ką pietų valgy, kebabas nešviežias pasitaikė? Šokoladą, tai matyt šokoladas prastas buvo. Nepadėjo tikrai. Jeigu rimčiau, nejauti greičio, nejauti mašiną? Nežinau, nu kažkas, kuo toliau atrodo, tuo praščiau į galą, dopo. Labai kažkaip sunkiai susivažiavo. Silvija, tu jam dabar galvoju, jo dešinį pietuką, tai tunk. Čia Katažina sakė, kad jeigu ką, tai mano šturmano šito vairuotojo dešinys petys visada būna mėlynas po ralio. Gali būti, tikėtina. Gerai, važiuokit, sėkmės, gaudykit greitį. Juniorų įskaito, ko gero, mes čia pirmus matom, gali būti, ne? Gali būt. Nežinau, nežiūrėjau, bet... Ta prasme, rezultatas kitų ir tavo nėra svarbus, važiuoji dėl Jo, renkam kilometrus. Tai šitie 12 geri buvo, gerai surinkti, ar... Labai smagus, labai smagu. Labai greitai? Jo, greitai yra ir lėtų vietų. Ant asfalto biškį ramiau, o daugiau visur davėm gazą. Tai duokit ir toliau. Nu jo, viskas gerai, bet čia taip slydų buvo, baisiai slydo. Mes galvom, kad pirmiem kokiem 5 arba 10 ekipažų slydų, bet turbūt ir dabar, ne? Jo, ten tai turėtų būti. Turi žeminės padangas tas, be dyglių, bet geriausias nesukipim? Turim. Gerai, ieškokit. Iš pradžių noriu sakyti, kažkoks garsas nelabai geras, bet lyg tai viskas tvarkoja. Garsas geras, bet kvapas viduje gali būti nelabai. Čia kaladėlių, sankabos ar? Mano kvapas. O tai kas nutiko? Kebabas nešviežias? Nu, tenais buvo įdomiai. Viena pusė jau buvo labai arti visko. Bet vairuotojas malačius ištraukė. Nu tai viskas gerai čia, tas kvapas, kaip sakyt, pataisoma. Langus prasiverėt, kombinezoną pasikeičiat, jeigu ką, sėkmės. Aš dabar pradėjau žiūrėti Aleksandrio pagal rezultatus jūsų ir sūnaus, kieno tempas geresnis. Aišku, nelyginami dalykai, bet... Tai va, nepalyginami dalykai. Bet jūsgi pirmaujate, ten aišku. 300 arklių, o čia tik 107. Ai, nesakykit čia. Bet užtenka tą 107, viskas gerai. Ne, nu dabar vėl sunkiai pradėjom važiuoti, nu lyg labai daug palaidos grunto vadinamo nėra kaip įsibėgėti, tiesiog, nu, tranko tą mašiną, tą ant galo vienoje vietos sinogramą pametė, nu, tokių buvo, nu, vienu žodžiu prastas, labai prastas šitas. Nu, bet tai gal atsigausite antrų bandymų. Tai manau taip, ateityje bus. Viskas bus gerai. Sekančio bus geriau. Tvarkoj, sėkmės.
Žiūrėkit, bet jūsų mašina maža, bet privalumų turi, vat langai elektriniai, ne pas visus. Bet smagu važiuoti. Labai patinka. Dovanoja tos emocijos, ne tiek, kiek... Taip. Kaip už 3 litrus, o ne už 1,6. Savo klasiai rezultatais matuojatės, ar aišku, kad pirmoje vietoje? Pasižiūrėsim finišą. Dar anksti truputį, ne? Mūsų tikslai kiti išėmė. Kilometrai, patirtis. Stenograma, trajektorijos, kipai, krestai. Šiandien dirbam. Gerai. Eisim tų žodžių išsiaiškinti, ką čia reiškia. Tai Aleksandrai, po to šalto dušo jau viskas vietoj. Jo, jau viską labai tiksliai susižymim, dar ypač pabrėžiam visas vietas, kur reikia laikytis atsargiai stenogramui. Ir, na taip, laikomės saugaus, stabilaus tempo ir bandom pasiekti savo tikslą, finišuoti. Pirmą su antru lyginant, kiek sekundžių numetėt? Aš nelabai sekundės dairausi, aš labiau žiūriu, kad techniškai tiesiog išvažiuotume, stabiliai, nesumėtytume, per daug neišleistume. Ir, na taip, tiesiog šis galutinis rezultatas iš šitų dalykų, kuriuos išvardinai, ko gero, susideda. Na taip, susideda, bet ir tą stabilumą bandom ieškoti ir, na taip, patirtį įgyti. Taip, viskas bus gerai. Sėkmės. Ačiū.